Sveiki, šiandien mūsų tema – atostogos ir į ką svarbu atkreipti dėmesį darbdaviams ir darbuotojams. Tai pirmas niuansas yra, kada galima pasinaudoti atostogomis. Už pirmosius darbo metus darbuotojas gali pasinaudoti pilnomis 20 darbo dienų kasmetinėmis atostogomis, išdirbus bent pusę metų. Jeigu dirba 5 darbo dienas per savaitę ir jam nėra taikomas išimtis pagal darbo kodeksą. Darbuotojas gali pasinaudoti ir dalinėmis atostogomis, kai įgauna teisę bent į vieną darbo dieną trukmės atostogos. Tai pavyzdžiui, po pirmo darbo mėnesio darbuotojas įgauna 1,67 darbo dienos atostogų. Sekantis niuansas, kada atostoginiai gali būti didesni. Tai atostoginių dydis priklauso nuo laiko, kada atostogaujate. Kuo didesnį atlyginimą gavote 3 paskutinius mėnesius iki atostogų, to jūsų atostoginiai bus didesni, kadangi skaičiuojamas yra 3 mėnesių vidurkis. Taip pat įtakos turi atostoginių dydžiui darbo dienų skaičius tų mėnesių 3, kurie eina iki atostogų. Kuo jie yra mažesni, to jūsų atostogų vidurkis yra didesnis. Sekantis svarbus momentas yra, kada atostogos gali būti nubrauktos. Atostogos gali būti nubrauktos, jeigu darbuotojas neatostogavo ilgiau negu 3 metus. Laikotarpis skaičiuojamas nuo laiko, kada darbuotojas įgijo teisę į atostogas ir jeigu turėjo galimybę atostogauti, bet neatostogavo. Taip pat atostogų panaudojimo terminas gali būti pratęstas, jeigu darbuotojas negalėjo pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis dėl laikino nedarbingumo, vaiko priežiūros atostogų ar darbdavio kitų veiksmų. Terminas tada pratęsiamas tiek, kiek darbuotojas negalėjo eiti atostogų. Sekantis niuansas, kada galima gauti piniginę išmoką už atostogas. Tai darbuotojas gali pasiimti piniginę išmoką už atostogas, tai yra už kompensaciją už nepanaudotas atostogas, tik tuo atveju, kai nutraukia darbo sutartį. Taip pat iš darbdavių dažnai sulaukiama klausimo, kodėl pas darbuotojus tiek daug nepanaudotų atostogų. Tai siekiant šio klausimo išvengti, rekomenduojame kas pusmetį bent jau tikrinti, kiek darbuotojai turi atostogų ir sudaryti jiems sąlygas atostogauti. Primename, kad darbo kodeksas numato, kad dalį kasmetinių atostogų darbuotojai turi panaudoti bent kartą per metus ir viena iš tų atostogų dalių turi būti net trumpesnė negu 10 darbo dienų, jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę. Stebėkite savo darbuotojų atostogas ir sėkmės darbuose.